automobilių verslas ir lietuviški prekybos stebuklai. Tiesa apie melą, kurį galima išmatuoti. Nerealios turgaus istorijos ir slapta tiesa apie auksinės pardavėjų rankas. Žurnalistinis tyrimas laidoje Auksarankiai netrukus. Deja, nei vienas iš mūsų nėra apsaugotas nuo sukčiavimo ir sukčių. Ilgapirščiai, apgavikai ir įvairaus plauko nusikaltėliai tyko mūsų kiekviename žingsnyje ir yra įvaldę didelį arsenalą triukų bei machinacijų. Laidos kūrybinė grupė mėgins išvynioti šešėlinio pasaulio istorijas. Fiksuodami melą ir aferas naudosime sudėtingą matavimo bei filmavimo techniką, o mums talkins pareigūnai, kvalifikuoti ekspertai ir didelę patirtį turintys konsultantai. Žinai, vadinasi, esi pasiruošęs. Netrukus sužinosite, kaip nepakliūti ant auksarankių kabutėse kabliuko. Kai kurių asmenų balsas ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Apsiginklavę kameromis ir kitą specialią įrangą šiandien trauksime į automobilių turgų. Šioje vietoje išrikiuoti ne tik automobiliai, čia sukasi pinigai, o greta sąžiningų verslininkų sukasi ir sukčiai, kažkur seniai pametę savo sąžinės dėžutę. Žurnalistinio tyrimo metu atliksime automobilio pirkimo imitacijos modelį. Taigi, tikslas paprastas. Taip vadinamas slaptas pirkėjas kabutėse perka automobilį. Visą su automobiliu susijusią ir mus dominančią informaciją turėtų atskleisti prekeivis. Man irgi, lietuviai taip netikrina nieko. Grūdus nuo pelų mums padės atskirti nedidelis, tačiau įmantrus prietaisas, kuris tiksliai matuoja automobilio dažų storį. Čia va šitos durys yra kažkas daryta, čia su tom durim labai daug turi. Gamykloje dažymo konvejeris. Automobilį padengia 80–160 mikronų dažų plėvele. Žinoma, galima paklaida, tačiau sakykim, kad tai yra vidurkis. Matuoklį rodant skaičius virš 300 mes žinome, kad tai ne vienas, o 2 dažų arba lako sluoksniai. Jei skaičius artėja prie 1000, čia yra ne tik metalas ir dažai, tarp jų pridėta vadinamo molio arba špakliaus. Ingredientas, kuris byloja, kad mašina buvo patekusi į rimtesnį incidentą. O dabar konsultanto komentaras. Tarybinė žmonių logika išlikusi. Kažkas tai kažką nori apgauti. Pirkėjas nori kitą kartą būti gudresnis už pardavėją, sakykime, aš, kaip sakant, tarkim, radau kažką stebuklingo ar ne, pavyzdžiui. Tokių variantų nelabai yra, tai tik paprasčiausiai grėblio užlipimas yra. Geriau yra paimti ir tą mašiną, tarkim, nusivaryti servisą. Yra nebūtinai originalas servisą. Galit nuvaryti šią turgaus yra šalia gana normalus servisas. Susimokėjai, ten galbūt 100 kilėtų galbūt užtektų. Ar gal mažiau, ar ten pilnai patikrins tą mašiną. Ten burt pačiam, kaip sakant, tai geriau. Nereikia to, nes kita tai žmonės, tai aplamai ir modelį neskiria ir nekalbant apie kokybę. Taigi, jei automobilio kaina vidutiniška arba didesnė už vidurkį, o kilometražas prietaisų skydelėje pagal mašinos metus įtikimas, didelė galimybė, kad jūsų niekas nemaustys. Nuotykiai prasideda, kai skaičiai pardavimų lapelėje byloja, kad beveik naujas automobilis kainuoja gerokai pigiau, o jo šeimininkas buvo labai ramaus būdo ir į tolimas keliones niekada nesileido. Jo, tokių ir gaudo, kuriems, kaip sakant, užputinės smegenes, kad tam būti važinėjai sekmadienį iki 12. Visur visokių žmonių yra, žmogau. Nu, va dabar aš važiuoju kasdien 70 km, jo, dėl to, kad aš kaime sėdžiu, jo. Ja. O žmona gyvena va Aukštose Šančiuose, jeigu jūs vietiniai. Ja. O dirba buhalterė. Ja. Nu, tai nuvažiuoju į savaitę kartą į mokesčių inspekciją ir viskas. Ir tai, jeigu tėviškė nebūtų Baltarusijoje, jo, tai tėvų nėra, bet ant kapų nuvažiuotų. Nu, tai kiek jinai gali pravažiuoti? Nu, 5000 į metus pravažiuoju. Nu, vat ir prašau, ir ką tu pasakysi? Jai nieko. Čia biškai dažytos duris buvo. Va šitoje vietoje buvo užlenkta nuo vėjo. Dažytos tos 2 detalės. Mhm. Čia
Čia galit rasti. O kitur tai neturėtume. Ne, čia tai darydavo. Na. Nes va 400. Čia buvo nuo vėjo užlenktos duris ir sparnas biški. Palenkta ir tada ir atšokę dažai buvo. Mulivanai, kur jie ras ne mulivanai? Ne, nu tai, kad jinai biškiai prapusta, tai čia nieko baisaus, žinai, žiūri, kad jinai nebūtų ten, kaip sakant, atitampyta geometrija, nesudėta molio, žinai, nu, nes ateini paklausi, dažyta, nedažyta, ne, nieko nedaryta, pasimatuoji, žiūri, kad, žinai, kažkas daryta. Nu, va, mašina, va, tai ką čia tik grįžo, va ten va nudažyta. Aha. Nu, va ką tik, va, jinai grįžo, tai nudažyta, visa yra. Jo. Nu, ką aš tau padarysiu, kad jinai dažyta? Apskritai, į Lietuvą nebeatveža man nei viena gera mašina, kur yra tikrai verta Lietuvos. Verti pinigai bus, dėl to, kad ten sumoka. Lietuvą atvežė, visi ateina, visiems reikia kainos. Pigiausias internete. Nieko nereikia. Kaip ateisi tu už 6? Neateisi gyvenime, nes tu matysi, kad 4,5 va yra. Už 5 va tiek jų yra. Nepirksi. Bet tu nori tikrovas visko. O aš ten nuperki tenai. O dabar va, kolega grįžo iš Vokietijos. Nupirko tralą. Pusę tenai išpardavė. Sako, man neliko daugiau, negu aš čia būčiau atvežęs, suremontavęs, sumokėjęs tralui visam kitam. Sako, kam mums čia veš? Nes, nu, jau lietuviai visi nori, kad va, būtų ledas. Kur tu ledą gausi? 410. Что это было? Ну что это было? Значит, здесь шпака есть. Много, да? Ну, 4 раза толще, чем на той стороне. Значит, может быть, что вот эта сторона была, может быть, бита. Я не знаю, надо смотреть зазоры, смотреть вот так. другие. Хватит. Ну там, не, там начало было бито, значит. Да, вот тут было. Было, да? Да. Ну тут новое крыло. Нормально. Там только перед у тебя. Да, пускаться сильно тут владели. Перед у тебя только был немножко. Одно крыло. Ну, правильно показываю. Да, спасибо. Пожалуйста. Kaip matote, svečiai iš Kazachstano, patenkinę savo smalsumą, pripažino, kad mūsų prietaisas veikia nepriekaištingai. Mercedeso priekis tikrai buvo daužtas ir tvarkytas. Beje, dažnas pirkėjas iš Lenkijos kišenėje turi tokį prietaisą, todėl yra neblogai pasiruošęs rimto pirkinio procedūrai. Dabar pažiūrėkit. Kas labai aktualu. Vienas. И taip 9. Доктор Helmut Dieter Wolfgang. Vienas savininkas. Aš irgi nežinojau, tiesą pasakius, tokia mašina ir nežinojau. Tos sėdynės galima paslėpti. А и дugnas Jo, susislėpė. bet vyrukas, sakau, Tai va, nupieš to jo, pačiu. bet aš nemačiau. Aha. Prieėjau, sakau, kodas, sakau, blėko, sėdynės dalys tokiais, kaip galima jį paslėpti. Nežinojau. Nupirkau ir nežinojau. Jo. Slepiasi gerai po šito. Tokia kaip lova. Ага. 2-3 года уже. И вы считаете, O kiek jinai prabėgus yra? пробег там оригинальный должен быть. Янушек, сколько пробег? И в это самое, там сервисное все, обмана не может быть. O daužta buvo kokia nors ar nieko nežinai? Не было daužta. Reikia parodyti. Nu. Galima užpoliruoti. Ai, įbraukta biškį. Nieko nedariau, va. A, jo, matau biškį. Nieko nedariau, aš nedažau, nes jeigu padažysiu, žmogus keistas dažytą mašiną. Netvarkau. Tegul žmogus pats. Ne, nes aš vat irgi žmonai sakau, vat ieškau, tai aš vat iš Lenkijos turiu pasiėmęs, žinai, Supratau. matuoklį, tai. Pažiūrėkit. Man įdomiausia, tai yra eini per turgų, kitą kartą su klientu šnekas, tai sustoji kartą pasiklausyti, kaip šneka, ką pasakoja pardavėjas, kaip sakant. Ir kitas sykį būna o reiškia klausytojas, ar ne, pirkėjas klauso, tikisi, kaip sakant, sako, tai. Ja. Aš gyvenu aukštose šančiuose, iki Urmo bazės 4 kilometrai. Nu kiek aš galiu pravažiuoti? Sekmadienį į Rybalką. O taip savo skyrius, nu palauk, 6 dienas turi dirbti. Nu tai. Nu kur? O į tai Rybalką mane pradėjo Hebra vežti, kad kažkada aš vežiodavau visus. O paskiau jaunimas taip, nu tai čia žinot kaip kas. Nu, ja. O iš kur net važiavus? Prancūziškai. Nu, prancūzai gal. Kalnuose važinėja, į Montblaną apštinžemė. O čia 3 Ne, nu tai jeigu jinai yra miesto tipo mašinėlė, jeigu jūs su ją niekur nevažiuoja, jeigu ten nedidelė miestelė gyvenant, daleiskim,
ir važiuoji tu jam iš darbo į darbą, tai kiek tu su ją, pavyzdžiui, nu nežinau, kiek jūs važiuojate, bet mano žmona važiuoja nedaugiau 10 000 metus. Pažiūrim šičia. Čia va šitos durys yra. Automobilių verslas ir lietuviškos prekybos stebuklai. Tiesa apie melą, kurį galima išmatuoti. Žurnalistinis tyrimas laidoje Auksarankiai netrukus. Automobilių verslas ir lietuviškos prekybos stebuklai. Tiesa apie melą, kurį galima išmatuoti. Žurnalistinis tyrimas laidoje Auksarankiai netrukus. Čia konkrečiai, ta prasme, vat, pažiūrim šičia. Čia jau buvo ten virš 1000 privinioja. Čia va šitos durys yra. Kažkas daryta, čia su tom durim labai daug yra. Galinės geros. Galinės geros, nes važiuok, dabar suskaičiuos ir bus ten koks 170. Pridedam prie priekinio. Pasižiūrėk. 300, 400, 5, 6. Čiagi ne plasmasė. Beveik 700. Tai čia jau špakliuota. Ir kuo žemiau, ten to labiau kažkas daryta buvo. Kita pusė. 90 mikronų. O anoj pusė buvo virš 600. Automobilio dažų storio testas tai tik viena detalė. Tyko ir kiti pavojai. Pramonė, kaip sakant, lengvas, vagių pramonė. Reikia žmonėm pigių mašinų, tai daro jas. Viena komanda tiekėjai Europoje vagia mašinas, atvaro čia, jas čia išardo. O iš Amerikos atkeliauja, tarkim, X5 ar X6, sudegęs, pavyzdžiui, ne? Kainavo ten, tarkim, $10 000. Į tą kėbulą viskas sukelia, iš benzino jis tampa dizeliu. Ir paskui kažkas nusipirka ir kitam palei galą pirštas sakė, kad vat kvailys, tu mokėjai 40, aš nupirkau už 35. Bet jis dar nežino, ką jis nupirko, žino, tai registruoja, registruoja iš karto išmuša, kad jis yra benzinas. Arba tokie variantai iškeliauja į Europą. Gal gana naujos, brangios, prabangios mašinos. Įsigijus automobilį, tai yra pasirašius pirkimo pardavimo sutartį ir perdavus pinigus, jūsų gali laukti nemaloni staigmena. Regitroje gali paaiškėti, kad automobilis yra vogtas arba jo negalima registruoti, nes jis atvežtas iš Anglijos arba Jungtinių Amerikos valstijų ir jūsų pirkinys jau kurį laiką turėtų ilsėtis laužyne arba taip vadinamam šrote. Kai perku mašinas, tai perku aš pasiregistruotus. Pardavėjus kažkur. Ten yra ekspertizės aktai, viskas yra susakta. Ekspertai pataria, saugiau yra pirkti iš firmos ar juridinio asmens. Juos kur kas lengviau surasti atsitikus tokiai situacijai. Šitą normaliai pusę. Čia skirtumas 110, o anoj pusėje 200. 250. Sakau, 140 štukų. 2005 metų mašina, tai 6 metus. Panašiai galima. Nebuvo daužta šitą? Jau tu mane klausi, kad ir būtų, ką aš sakyčiau. Nu, aš nežinau, tai ar daryta, ar nedaryta, kaip sakant. Klausim. Kad ir būtų daryta, negi aš tau sakyčiau. Tingis daryti. Arklį kažkada daryti. Šiaip gali ieškoti, tankai ėjo. Ne, tai aš turiu pasiėmęs, nes žmonai ieško mašiną. Tai perkant automobilių turguje, vis dėlto mes rekomenduojame jį tikrinti autorizuotame servise. Todėl mūsų servise yra tokia paslauga, mes net apie ją ir vadinam automobilio tikrinimas prieš perkant. Ta prasme, klientas perka automobilį, mes jį tikrinam. Tikrinimo kaina mūsų servise yra 100 litų. Į tą sumą įeina vizuali automobilio apžiūra plus kompiuterinė diagnostika. Tai kompiuterinės diagnostikos metu mes patikriname visą automobilio elektroninę sistemą, pažiūrime automatinį greičių dėžę, patikriname, ar tai tikra rida yra. Vizualios apžiūros metu mes tikrinam automobilio bendrą stovį. Tai įeina kėbulas, važiuoklė, stabdžiai, techniniai skysčiai, ir kitos sistemos. Ir dažnai klientai būna labai patenkinti, kad jie vis dėlto nepagailėjo tų 100 litų ir atvyko į mūsų servisą patikrinti savo automobilį.
Turgaus patirtis byloja, kad geriau neskubėti, nuodugniai apžiūrėti automobilio išorę, siūles, durų ir kitų detalių tarpus, stiklus bei kitas detalės, patikrinti automobilio identifikacinį numerį arba nuvežti automobilį patikrai tiesiogiai į perkamo automobilio gamintojų atstovų servisą. Perdažytos durys. 250. 290. 240. 90. Dažytas iš šonas yra. Šitos durys dažytas ir perėjimai padaryti. Tuo pačiu visos kitos naujos mašinos, kurios tikrai vertos kilometrais atgal važiuoja. Slėptuvai nemoka, nes jie yra išlepinti, va matai kiek mašinų. O pasirinkimo yra, kiek radai šiandien mašiną, kuri verta tavęs būtų? Nu, dvi. Dvi, nu va, per 10 000 dvi mašiną. Nu, dabar per 4 000. Kai sustoja prekyba, tai prekybininkai sugalvoja visokiausių triukų. Pakrauna trailerį, mašinų, kurios stovėjo metus laiko, tarkim, aikštelėje, ne? Ir aplinkui turgų važiuoja. Ir iš paskos iki kazokų, ne, taip pat ir lietuvaičiai keli, kaip sakant, ir jau kiti net sulipę būna tas mašinas, ne? Sustoja tada jau puola, čia tipo šviežiai atvažiavo, kaip sakant. Ir parduoda. Tauragėj tas pats irgi aplinkui sukosi į miestą. Tegu pasižiūri, kai notaralo, kad perka, ar ten vilkikas aplamai yra. Nes kitą kartą vilkiko nėra, o pirko notaralo tipo. Arba dar būna tokių atvejų, kai irgi nuperka notaralo tipo, o lietuviški dokumentai jau keli metai Lietuvai eksploatuota. Bet kai jau avansą padavęs, kad kitas nepaimt, kai puola, ne, tai skubėti reikia, nes kitas nupirks, daro dar įspūdį, kad čia kažkas tai dar interesantų yra, nu kaip tu tais snapersnikais žaisdavo. Tai kažkas sukelia žiotažą, tai padavė tik tai avansą, pasikeip nukelia pasiūlė, kad lietuviški dokumentai. Finansinė reikalo pusė dažnai taip pat paskendusi šešėlyje. Vengdami mokėti mokesčius, prekybininkai į pirkimo sutartį įrašo gerokai mažesnę sumą. Pasitikrinkite automobilio įsigijimo dokumentus. Juose turėtų būti buvusio savininko informacija ir suma, už kurią oficialiai prekybininkas nupirko jums siūlomą automobilį. Pirko už 3000 eurų, čia kokia kaina? Padvigubėjo mašinos kaina. Ne, nu tai čia ant popierių, žinai. Mašina kainuoja 3500, nu, pirko iš žmogaus ar iš firmos. Iš firmos pirko. O pas mus 6000 kainuoja, tai greičiausiai parduodant norės tą pačią sumą įrašyti, nes kitaip gausis, kad 3000 eurų uždirbo ir nuo to turi susimokėti pelno mokestį. Reikia dėl kainos pakalbėti, kiek rašytų jie realiai. Pasimatuoti reikia, kur šitą daiktas yra. Čia kažkas biškį dažyta buvo. Dažyta vis tiek nėra gerai, sakykime, dažyti gerai, tai kainuoja pinigus didelius. Žiūrint, kokie mašinai, skaitykim, nu, tarkim, ten mašina, kuri kainuoja ten 3-4 tūkstančius eurų, tai tada viskas tvarkoja, gali tam padažinėti. O kai mašina yra brangi, sakykime, kiekvienas dažytas elementas jau yra blogai, krenta jos vertė. Žiūrint, kieno dokumentai yra, kilmės šalis, iš kur yra. Dokumentuose matyti yra. Jeigu bus jie angliški, tai iš karto matyti, o jeigu jie, kaip minėjau, bus perregistruoti per Vokietiją, pavyzdžiui, arba kitą kartą per Latviją padaro, tai tada reikėtų tą dokumentą vis tiek jau biškai žiūrėti akiliau. Reikia pažiūrėti tada, tarkim, per regitrą, pasiklausti, kokiai šaliai jinai buvo skirta. Jeigu vinas, skaitykim, paėmė, yra mašina, kiekviena turi Vehicle Identification Number. Vinas jau vadinamas trumpai. Tai jį faktiškai turinti, pasitikrinti servise. Perki mašiną, jinai turi savo viną, dabar Europos bazė yra beveik bendra, beveik visų
automobilių, ten, na, tarkim, gal prancūzus gal mažiau mato, bet mato irgi taip pat prancūzus. Istoriją aš turiu menyje servise. Duodat kėbulo numerį, kaip sakant, ypač lengva yra Volkswageno, yra Audi, Mercedeso, BMW, europinių mašinų, vokiečių, tarkim, mašinų, jas labai lengva patikrinti. Paskambini, pasakai vieną, paprašai, kad pasakytų, kada buvo paskutinis aptarnavimas. Nes kita informacija yra mokama. Jie turi suteikti informaciją, kada buvo paskutinis aptarnavimas. 340 litų gauni pilną istoriją tada. Kiti žmonės ir to bijo. Kai renkasi mašinas, kitą kartą sumoka ir daugiau pinigų. Tai pati, kad brangiai kainuoja, o sakykime, tokia, pasiklaus, kad dėl ridos primityvų testą, skaitykim, atlikti, tai labai lengva. Paskambina, tarkim, Audi arba Volkswagenas, paskambina Jutą, pasakė, reiškia kėbulo numerį ir pasakė, pavyzdžiui, mašina yra servis aptarnauta paskutinį kartą prieš 180 000 2011 metais. O jeigu ant skaitliko rodo 120 dabar, ne? Taigi viskas aišku, ne? Atsakta. Arba ten 300 000, tarkim, kaip būna. Labai lengva, tas nekainuoja, tai ir užima 3-5 minutes. Gerų metų, nepriekaištingos išvaizdos ir gerokai mažiau kainuojantys internetiniai automobiliai spąstai. Kaip netapti sukčių auka? Netrukus. Gerų metų, nepriekaištingos išvaizdos ir gerokai mažiau kainuojantys internetiniai automobiliai spąstai. Kaip netapti sukčių auka? Netrukus. Atsiverčia vokišką puslapį, pirmos 5 pozicijos, kokių X5, tai bus pačios pigiausios. Pačios pigiausios, bet tenai surprizas. Taip ir pirmas 5 reikia mažiausiai, kaip sakant, bet mes, nes ten bus, aišku, arabiškos pavardės, turkiškos. Jeigu ten bus, tarkim, Vokietijos tinklapyje kainuoja, tarkim, 20 000 eurų, čia Lietuvoje tai nėra ją už 14 eurų, tai automatiškai turi būti įtarimas, ar ne? Arba reda tada, arba jinai yra gaminta. Toks skirtumas negali būti. Privačiai, kaip perka žmonės, tai perka iš mobilio, iš garažo kažkur, tai ne kažkas, tai gal truputį ten buvo įbraukta ar kas, ar dėžės defektas, tai automatiškai jis nuperka į pigiau kažkiek, tai ne. Tai ten paremontavo, bet jis neturi būti pigiau, kaip sakant, pigiau ten 50%. Internetas smarkiai įtakojo pirkėjų įpročius, todėl dažnas norimo transporto ieško ne tik Lietuvos portaluose. Peržvelgiami ir Vokietijos, Anglijos ir kitų Europos šalių autoportalai. Čia taip pat savo aukų tyko internetiniai sukčiai. Dažniausiai tai vėlgi gerų metų, nepriekaištingos išvaizdos ir gerokai mažiau kainuojantys internetiniai automobiliai spąstai. Užmesgus kontaktą su pardavėju dažniausiai paaiškėja, kad automobilyje pristatys ant traliuko iki jūsų durų ir už šią paslaugą reikia pervesti pinigus tuoj pat. Būtent tik tie pinigai tuos sukčius ir domina. Internetiniai autoklonai dingsta iš tinklo jau po kelių dienų. Skelbimus pašalina portalų prižiūrėtojai arba patys nusikaltėliai. Jei visgi susigundėte, laiške arba telefonu pabandykite susitarti, kad jūsų draugas rytoj atvažiuoja su pinigais apžiūrėti automobilio. Ir jei viskas tvarkoje, sumokės pinigus ir išvažiuos su automobiliu. Dažniausiai atsakymo į tokį pasiūlymą nesulaukiama. Darbai turi sueiti viskas, spalvos turi atitikti, ne, kad dabar pasižiūrėkit gerai, kaip sakant, tas dažymas nėra lygus, jis toksai, kaip sakant, taip vadinama kersas šiek tiek, ne? Va, tai jis turi maždaug toksai irgi taip pat visur būti ir čia, ir ta detalė, ne? Ne taip, kad būna, pasižiūri vienu kampu, kaip sakant, lyg tai jau matyti išliūžęs, kaip sakant, šlifavimo popieriuose, ne? Kantai, skaitykim, čia gražiai eina kantas. O jeigu, tarkim, čia kažkur įvažiavo, tai automatiškai pasikeičia tarpai, ne? Tada pasikeičia tarpai iš karto, negali laikytis, kaip sakant, čia ta visa siūlė vienoj, kaip sakant, vietoje vienodais tarpais, nelieka jinai. Tai gali pagal stiklus pamatyti, nors dabar, kad ne originalas, skaitykim, gali būti. Taivane dabar daug detalių veža, tai kitą kartą būna, kad žibintas būna įdėtas vienas originalus, tarkim, kitas ne. Arba kai dėvėta mašina yra, sakykim, tu pasižiūri iš priekio, matai, žibintas, skaitykim, vienas yra blizgantis, ar ne, naujas, o kitas yra jau toks nuo kelio žvyro, kaip sakant, jis yra padaužytas. Tai tas yra originalus faktiškai, ne? O tas, kuris naujas ir blizga, reflektorius blizga viskas, tai jis yra naujas, reiškia keistas. Stiklai, tai čia gyvenimas yra, juos daužo visi. Gavai akmenukai viskas ir turi keisti, ne taip. Nu, o nebūtinai čia avarija, nebūtinai. Stiklą dažnai, tarkim, šonius stiklus, dažnai vagės daužo, skaitykim, kiti būna mašina aplinkui prieini, visus stiklai 8 metai, pavyzdžiui, o kitas stiklas, žiūrėk, jau naujas įdėtas yra. Kitur žibintus reikia keisti, pavyzdžiui. Jeigu raudonė, tai jau turbūt tai nepakeisi. Nes raudonė tai būna paprastai pas tikrus amerikonus jau, tarkim, dalakas arba dar kas nors. Mūsų rinkoje europiniai nėra jų,
tai automatiškai nėra geltono posūkio. O ten stabdžiai skaitykim, dar kol kas nesikabina. Amerikoje yra ribotas greitis, Vokietijoje gali, kaip sakant, važiuoti neribotų greičių, tai automatiškai stabdžių yra ir sistema galingesnė. Žiemą labai gerai yra tikrinti variklį, jeigu dyzelis susikuria iškart tvarkoja. Nu, jeigu pardavėjas sėdi, kaip sakant, nu čia tai va, pavyzdžiui, 30 mašinų, tai neprisidėsi visuose. Atėjai, skaitykim, šviežias klientas atėjo prie mašinos, skaitykim, jeigu baterija gerai, pauštukai, viskas tvarkoja, kompresija gera, ne. Tai tada be problemų užsikuria, o jeigu jau kompresija yra prasta, skaitykime mane, tai jau reikia tada pasukti. Arba, tarkim, pašildymo žvakas neveikia tada. Irgi reikia pasukti gerai, kad užsivestų. Į Lietuvą šiai dienai panašu, kad Prancūzija yra tikė didžiausia yra šiai dienai. Kokybės kainos santykis, kaip sakant, teigiamės. Pas mane itališkų mašinų yra tikrai šaunios mašinos, super. Tuaregas, sakykime, tai kaip nauja. Yra mažesnės tokios mašinos, ten apsistumdo. Bamperiai būna, kaip sakant, arba ten šonai būna, kaip sakant, balnuoti. Veidrodėliai būna suskilę. 4 euros prasilenkimai gana greitai, faktiškai visų būna veidrodėliai nubrozdinti. Visą laiką yra paprasta logika, kaip sakant, jeigu mašina mažai bėgusi ir jinai padaužta, tai aišku geriau ją pirkti tokią, negu ten, pavyzdžiui, kaip sakant, pramatavusi 200-300 tūkstančių ir ten jau jinai virš tom kiaušinės dėti tinkama. Yra su reikalavimais gana kvailais iš lietuviškos regitros pusės yra. Jeigu Vokietijoje tą galima padaryti, tarkim, veža žmonės į amerikonišką mašiną į Vokietiją ir ją užregistruoja visiškai nesunkiai ir praeina tikrą. O Lietuvoje tai yra sudarytos sąlygos tokios kaip. Jeigu lietuviam, kaip sakant, nuleido direktyvą Europos Sąjungos, tarkim, kad ten reikia kažkaip tokių tam tikrų, tai lietuviai labai uoliai, kaip pastebėjot, viską labai jau vykdo, kaip sakant. Ten. Tarkim, antikvarinė mašina, pavyzdžiui, užregistruota, tvarkoj, bet praeiti technikinę apžiūrą, ne, jutoje, tai yra beveik neįmanoma. Čia žmogus vienas įkėjo daėjo iki teismų, kaip sakant, iki paskui kažkoks tai padalinio vadovas buvo atleistas iš darbo už savo kvailumą. Turi savo, tokią aklą vykdymą, kaip sakant, to. Antikvarinė mašina, pavyzdžiui, ten sparne turi būti, tarkim, amerikoniškai mašinai posūkis, ar ne? Tai kaip tu gali antikvarą, kai jis yra autentiškas daiktas, jį gadinti? Negrešia, kaip sakant, ne. Reikalauja, grešk, dėk. Iki absurdo. Tipo žibintai trūksta ten lemputės, tuo metu 79 metais nebuvo jokių ten, pavyzdžiui, pažibinčių, tai va, tai prisikabino, tik sako, paim kliapą ir gręžk, sako, per reflektorių. Įsivaizduoju, reikia tokio absurdo. Tas apidinėjimas dabartinė, jeigu tai mašina yra skaitys, sakykime, iš Amerikos, jinai skirta Amerikos yra rinkai, tai pas ją yra žibintai šiek tiek kitokio, tai gabaritai dega visą laiką pas juos. Kai kur kompiuteriu perprogramuojama yra, kitur, kaip sakant, reikia įsikišti laidukais pravedžioti.